Labas. Noriu šiandien papasakoti apie pirmą energiją, kuri retai, bet pasitaiko likimo matricoje. Tai pirma energija, kadangi energijos likimo matricoje yra skaičiuojamos pagal 22 didžiuosius taro arkanus, tai pirma energija, kaip ir taro, yra magas, kūrėjas, stebukladarys. Tai gal užteks tiek. Tai žodžiu, pati pirma energija, kuri simbolizuoja mintį, nuo kurios viskas prasideda. Kažkaip reikia pasistengti trumpai apie tas energijas pakalbėti. Tai yra mintis ir jeigu energija visą laiką išgyvenama yra pliuse ir minuse. Ta prasme, energija yra išgyvenama teigiamai arba neigiamai. Gal pliuse ir minuse labiau geriau skamba. Tai pirma energija pliuse pasižymi tuo, kad yra labai stipri minties ir žodžio galia. Ir apskritai šita energija yra galia. Tarkim, 11 energija yra jėga, pati stipriausia energija, o pirma energija yra galia. Tai tą galią savyje reikia išminties suvaldyti. Todėl pirmai energijai rekomenduojama eiti dvasingumo keliu, savęs pažinimo keliu ir gilintis į tai, kur tu esi ir ką darai. Nes taip pačiai kaip minties ir žodžio galia tu gali sukurti, taip pačiai minuse išgyvenant energiją, tu gali sunaikinti tiek save, tiek aplinką. Skamba kosmiškai ir tokie žodžiai tikrai nekasdieniniai, bet taip yra. Tai pliuse yra pirmapradininkas. Tai yra žmogus, kuris turi ryšį su kosmosu. Tai tos mintys, kurios ateina pas tave, tai yra ne tavo, jos yra... Tu esi tiesiog tarpininkas tarp ten ir čia. Tai tu tas mintis gauni tam, kad tu jas panaudotum tinkamai. Tai pliuse yra žmogus, kuris labai mėgsta laisvę, nemėgsta jokios priespaudos iš viršaus, kuris turi be galo daug idėjų ir labai didelę galią savyje. Tik tai skirtingai nuo, tarkim, 18 energijos, kuri yra materializacijos energija pliuse, tai pirmai energijai neužtenka vien tik tai sėdėti ir medituoti ir materializuoti. Jį reikia veikti, nes ta tavo didelė vidinė galia gali pradėti išsiveržti tik tada, kada tu žengi žingsnį. Jeigu tau kilo mintis, tai tu turi pradėti daryti. Ir tada viskas aplinkybė žmonės ir visi kiti dalykai tau padės. Bet labai svarbu veikti. Dar vienas dalykas, tai apie laisvę sakiau, kūrėjo labai stipri energija, tai reiškia ir pirmapradininko, reiškia, kad gali labai daug ir galingų dalykų sukurti. Labai svarbu sociume save realizuoti ir, žodžiu, kosminė energija. Tai va, o minuse šitą energiją duoda tai, kad arba, yra dvi pasireiškimo pusės. Tai arba duoda per didelę savivertę, kai žmogus užsideda karūną jos neužsitarnavęs, ir nori, kad jį visi šlovintų. Arba kita pusė, tai yra, kada žmogus nepasitiki savim, kada nejaučia savo vertės ir tiesiog bijo dalintis savo mintimis, nes jas kas nors gali pavogti. Tai tokie minusai pliusus pasakiau prieš tai.
ir labai svarbus savęs realizavimas sociume, tokioj srity, kur dar niekas nebuvo kažko daręs arba kažkaip ypatingai. Tai kol kas tiek.